taryba. Va, jau ir praėjusią savaitę ir praėjo. Praėjusią savaitę ES taryba priėmė mokslo diplomatijos pagrindus, kuriais susijęmi moksliniai tyrimai, inovacijos ir užsienio reikalų politika. Taip siekiama geriau koordinuoti šioje srityje. Tačiau Lietuvai labai svarbu, kad išliko nuostata, jog mokslo diplomatija negali būti naudojama siekiant apeiti Europos lygio sankcijas. Konkurencingumo taryboje už mokslinius tyrimus ir inovacijas atsakingi ministrai toliau diskutavo apie Europos horizonto programos ateitį. Siekime laiku pasirengti dėryboms Europos parlamentu ir pradėti programą nuo 2028 m. sausio 1. Lietuvoje apsilankiusi ES komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen gyrė Baltijos šalių žmonių atsparumą ir dar kartą patvirtino, kad Rusijos hibridinės atakos prieš rytų pasienio valstybės yra atakos prieš visą ES. Rusijos brutalus karas nesibaigė, todėl turime ir toliau tvirtai remti Ukrainą ir jo žmones. Sekite Lietuvos atstovybės naujienas socialiniuose tinkluose ir iki susimatymo kitą savaitę.